Šiame video sužinosite apie bendrą iLock ir Livion išmanų raktų išdavimo automatą ir kam jisai yra skirtas. Sveiki, esu Vytautas Bielys iš UAB X-Kodas, Lietuvos raktininkų asociacijos prezidentas bei antros kartos atstovas dirbantis su užraktais ir spynomis. Šiandien noriu Jums pristatyti iLock Livion kompanijos bendrą kūrinį, tai Livion Key 20 išmanę raktų išdavimo dėžę ir kuo jinai yra išmani. Šioje užraktų dėžėje kabo 20 raktų, kurie yra sukabinti ratu. Dėžė turi priekyje kamerą, veikia labai paprastai ir labai sumaniai. Administratorius iš bet kurios pasaulio vietos gali priskirti kodą, priskirti asmeniui tą kodą ir priskirti, kokias duris tas asmuo gali atrakinti. Tarkim, aš gaunu kodą, galiu jį gauti e-mailu, SMS-u, surenku savo priskirtą kodą, yra padaroma mano nuotrauka ir išduodamas raktas. Išdavimo momentu raktas yra suprogramuojamas ir priskiriamas, ką jisai gali rakinti. Vienas raktas pagal hierarchiją gali rakinti virš milijonų durų. Veikimo principas yra labai įdomus, nes pats raktas neturi jokių baterijų, nors jisai yra programuojamas, bet jisai rakina išmanius cilindrus iLock'o, kurie taip pat neturi jokių baterijų, neturi jokių laidų, nereikia nieko vedžioti, nereikalingas joks internetas. Ir kaip tai veikia? Kišam raktą į cilindrą, susigeneruoja energija, nuskaitomas yra čipas iš rakto ir mes tada galim rakinėti tam tikrus cilindrus, tam tikras duris, kam tas raktas yra suprogramuotas. Tarkim, aš gavau raktą, galiu praeiti pro A duris, B duris, pro C negaliu, pro D galiu, pro S negaliu ir taip toliau. Unikalumas tas, kad aš to rakto niekur nesinešioju ir aš neįsinešu iš pastato ar iš teritorijos. Kur šita dėžė raktų valdymo gali būti naudojama, tai laboratorijose ir kitose įstaigose, kur ypatingai svarbu ne tik tvarumas, bet ir absoliutus saugumas, dėl ko, nes raktai nėra dauginami, nėra pagaminami, nėra galimybės jų nukopijuoti ir baigus darbą, jeigu aš jo negrąžinu laiku į automato dėžę, tai kas įvyksta, administratorius gauna pranešimą, kad aš negrąžinau rakto, bet taip pat ir aš gaunu pranešimą, kad aš turiu jį grąžinti. Tai atėjo grąžinimo momentas, raktą aš priglaudžiu, nevedant jokių PIN kodų, įdedu raktą į automatą ir šiuo momentu, kada yra padaroma nuotrauka mano, identifikuojama, kas atidavė raktą, kokiu metu ir kurį raktą, analizuojama informacija, ką tas raktas rakino, kurias duris, kurių nerakino ir tuo momentu, kada aš jį grąžinu, raktas yra ištrinamas. Ką tai reiškia? Jeigu aš šitą dėžę sulaužysiu, užsiimsiu vandalizmu ir paimsiu raktus, tai aš gausiu neregistruotus raktus, nes jie yra ištrinti. Ir įkišus į cilindrą aš negalėsiu atrakinti nei vienų durų. Tiesiog tie raktai yra niekiniai. Pilnai integruojasi į API sistemas, gali būti su mokėjimo sistemomis susijusios ir su kitokios plačios integracijos. Aparatas gali dirbti ir avariniu režimu. Mes matome, kad šiuo metu yra neįjungtas į tinklą. Dirba baterijų režimu, baterijos laiko 4 valandas ir ateina pranešimai, kad elektra dingo ar internetas dingo. Jeigu aš pradėsiu judinti automatą ir jį neštis į kažkur, tai automatiškai bus taip pat administratoriui pranešta, kad automatas yra, tarkim, išjungtas, judinamas. Ateina pranešimai administratoriui, kad raktai nebuvo grąžinami laiku.
galima per atstumą tiesiog išdavinėti raktus, nepriskiriant PIN kodų. Tai tokia naujovė, labai faina, kokybiška, patvari, tvari, nes nenaudoja raktai nei baterijų ir nei cilindrai, naudoja jokių laidų, baterijų, interneto ir viskas valdoma per atstumą.